Esi jaunas, veržlus, tačiau nesusigaudai begalinėme informacijos raute? Nori tapti savanoriu, tačiau nežinai, nuo ko pradėti? Į šiuos ir dar daugiau jaunimui rūpimų klausimų atsakys informacinis tinklas Eurodesk. Nusistovėjęs toks iššūkis per 20 Eurodesko gyvavimo metų, kad koks be būtų klausimas, pradėk su mumis. Susipažinkite, tai Evaldas. Nuo 10 metų įvairių jaunimo veiklų savanorius. Šiuo metu programos Eurodesk Lietuva vadovas. Europos komisijos finansuojamas informacinis tinklas Eurodesk Lietuvoje veikia nuo 2004. Tačiau Europoje veikla skaičiuojama jau 20 mečius. Šiaip Eurodesko istorija yra labai trumpa ir įdomi. Prieš 20 metų škotas Bobas Peinas, kuris buvo jaunimo darbuotojas, nuvažiavo į Strasbūrą ir pamatė, kiek yra daug jaunimui aktualios europinės informacijos. Bet suprato tuo pačiu, kad ta informacija nėra pateikiama jauniems žmonėms patraukliai ir kad jos trūksta. Ir dėl to jis grįžęs į Škotiją įkūrė tinklą paremtą iš esmės McDonald'o principų, kad kur aš be nuvažiuočiau, ten aš rasiu tokios pat kokybės ir apie tą patį informaciją. Eurodesk veikia kaip informacijos centras, tik internetu. Adresas eurodesk.lt arba žinauviską.lt. Šis biuras Lietuvoje turi dar 10 regioninių partnerių. Visoje Europoje per 1200, 32 valstybėse. Tai garantuoja milžinišką informacinę bazę. Todėl Eurodesk gali atlikti svarbiausią savo tikslą – informuoti jaunimą. Mes teikiame aukštos kokybės ir unikalią informaciją dviem temomis. ES teikiamos galimybės, tai reiškia, kaip man išvažiuoti nemokamai pagal Erasmus programą arba kur aš galėčiau atlikti stažuotę kokią nors Europos institucijoje, iki projektų finansavimo dalykų. Ir kitas dalykas tai yra mobilumas. Tai yra mūsų didžiausia ir tikriausiai populiariausia ir aktualiausia jauniems žmonėms tema, nes čia yra tiek savanoriška veikla, tiek studijos, tiek darbas, tiek laisvalaikis, festivaliai, kelionės, įvairūs dalykai, tie, kurie yra aktualūs jauniems žmonėms tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Iš nedidelio Lietuvos miestelio kilęs Evaldas sako, kad ypač provincijoje gyvenančiam jaunam žmogui kartais itin sunku atsirinkti informaciją. Čia ir padeda Eurodesk. Tai nebėra kažkokia butaforija, ta ES netrodo kažkas tokio nepasiekiamo ir tada jaunas žmogus ir supranta, kad ir čia, ir Vilniuje, ir Alytuje, ir Akmenėje, ir visuose kituose miestuose irgi yra ES, ne tik Briuselyje mes ją turime, ne? Kartais atrodo taip. Šiuo metu didžiausia tinklo Eurodesk naujiena – kampanija Ką veiksi vasarą. Čia jaunimui teikiami 4 vasaros užimtumo pasiūlymai. Mes jiems siūlom dirbti, mes jiems siūlom savanoriauti, stovyklauti arba keliauti. Europoje, visoje Lietuvoje nesvarbu. Čia jau jaunas žmogus yra pasirinkimas. Ir ką mes padarome, tai mes siūlome jiem visą reikalingą koncentruotą informaciją, jeigu jie nori kažką tokio padaryti. Turime stovyklų duomenų bazę, kurie gali rasti stovyklas visoje Lietuvoje. Turime darbo vasarai duomenų bazę, kurie gali ieškoti irgi darbo vasarai pasiūlymų tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Ir tada yra dar kitos likusios 2 temos, tai kelionės Europoje. Mūsų tinklapyje eurodesk.lt kelionių skiltyje rasite interaktyvų visos Europos žemėlapį, netgi Šiaurės Afrikos tam tikrų valstybių, kur paspaudus ant valstybės galima rasti ne tik tradicinį aprašymą, kiek ten gyvena žmonių, kas yra sostinė ir panašiai, bet ir informaciją apie tai, kiek kainuoja, tarkim, sumuštinis, arba kur ir kaip man pigiai apsigyventi, kur man ieškoti informacijos apie transportą ir panašiai. Tada 4 tema, kuri yra mums iš tikrųjų labai svarbi, nes šie metai yra paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais, tai yra savanorystė. Kaipgi naudotis Eurodesk tinklu? Surink interneto adresą eurodesk.lt arba žinauviską.lt. Evaldas ir jo bendraminčiai laukia tavo klausimo. Ir pažada, atsakyta bus per 3 darbo dienas. O mes savo ruožtu linkime geros ir prasmingos vasaros, kurią tikimės lydės savanorystė.